Kamera Obscura tai yra mano meilė, kuri pririšo mane Ukmergėje. Buvau naivi, jauna ir patikli ir susižavėjau šito festivaliu. O po daug metų gavosi taip, kad pati ir organizuoju jį. Tai festivalis per tą laiką iš tiesų labai pasikeitė. Dabar jau 20-asis festivalis. Tai prasidėjęs kaip mėgėjų teatrų festivalis, vienos arba 2 dienų festivalis. Dabar jisai išskaidytas laike, apjungia ir mėgėjus, ir profesionalus, įgavo naujas formas, naujus veidus. Bet labai džiugu, kad festivalis turi tikrų draugų, ilgamečių, išlaiko su jais ryšį. Tai ir Šilutės teatras, ir Armagharta, ir Andrius Pulkauninkas, ir būtų galima vardinti ir vardinti. Šiemet mūsų jubiliejinėme festivalyje vaidino Anykščių kultūros centro teatras, vaidinęs pirmajame festivalyje ir parodė netgi tą patį spektaklį. Ir džiugu, kad festivalis turi ir naujų veidų, kiekvieną kartą įtraukia naujus dalyvius, pristato šiuolaikinį meną, kas vyksta dabar, naujus veikėjus, scenos, performansų, muzikos eksperimentinės kūrėjus, objektų kūrėjus, na ir dar visokiausių įdomybių. Tai festivaliui to ir linkėčiau. Gero finansavimo, palankaus valdžios požiūrio, taip pat puoselėtojų, mylėtojų kūrybiškumo. Na ir svarbiausia žiūrovo, nes be žiūrovo būtume niekas. O čia turim Kameros Obscuros sieną tokią užslėptą, kur yra publikacijų nuotraukos. Galima paskaityti, ką per tuos 20 metų apie festivalį rašė spauda. Yra ir blogų atsiliepimų. Tai tuos blogesnius atsiliepimus pridengiau papildomai juodai, kas labai norės, galės paskaityti. Šilutės kamerinis Dramos teatras. Jūsų dėmesiu Romualdo Granausko novelė Su Peteliške ant lūpų. Tu miegosi pusdienį, miegosi visą šią naktį, o rytoj jausis kur kas geriau. Vaitkus buvo pavargęs, jam skaudėjo pečius ir nugarą. 3 valandas prasidėjo prie vairo. Važiavo prastais vingiuotais keliais, pilnais netvarkingų mašinų. O iš šoninių keliukų vis taikydavosi prasmukti girti kaimo traktorininkai, dviratininkai. Man čia kažko negerai. Reikia man čia pagyventi kokį mėnesį. Kol apsiprasiu, kol pasijausiu kaip šeimininkas. O dabar atvažiavom su tavim tarytum vandens atsigerti. Lyta elektros lemputė ant pajudusi vairo. Nepaliko jokių daiktų. Jokių rakandų. Tai jos paskutinis prieš mirtinį šokas. Raudona ir stingla. Apie tos balsus. Raudojimus. Kokius balsus? Kokius raudojimus? Nu, gal man pasirodė, nežinau, gal pasirodė, aš labai ilgai važiavau. O po to viskas ilgam nutilo. Vaitkus sėdėjo atsirėmęs nugarą į medinę sieną, net pakaušio prisispaudęs prie jos. Tik ant kraštinio lango stovėdamas pajuodęs kryželis, apie kurį kalbėjo Irinos teta.
Ir šalia gulėjo stora maldaknygė suviniota į baltos medžiagos skiautę. Ne. Labai norėjau atsigręžti atgal. Ten, ant sudėdamosios lovos kraštelio, tikrai dabar sėdi mano liūdnas tėvas, su balta peteliške ant lūpų. Žygimantui Palausui. Tai norėtumėm parodyti trumpą filmuką apie visą festivalį istoriją 5 minučių, o po to, kur nedelaukia studija, sienos papuoštos laikraščių. Vakaras, nereikia nieko, tik sėdėti ir žiūrėti, kaip ta saulė mus palieka ir lyg vakaras žėrėti. Festivalio labai didelis, rimtas, tvirtas partneris yra Ukmergės kultūros centras. Čia festivalis gimė, čia augo, čia ir toliau klesti, nors dabar festivalį organizuoja Ukmergės meno draugija, tačiau čia visada festivalio namai, čia gaunam sales, patalpas, kai reikia ir įgarsinimą ir visas kitas paslaugas. Ir šiandien kultūros centrą atstovauja Sigutė. Prašom! Viena tau be gėlės. Sigutė, ačiū. Tikrai kultūros centras yra rimčiausias mūsų palaikytojas. Nu, kad jūs trys, tai nežinau, kuriam duoti, tai tik festivaliui. Ar gerai? Gerai. Vara, vadiri dari dari da vara. Vara, vadiri dari dari da vara. Vara, vadiri dari dari da vara.